vaikučiai, štai yra Elas čia, o tai reiškia, kad prabėgo dar vienas mėnuo, tai labai greitai prabėgo ir kovas. Tai ką pavyko nuveikti, tai iš tikrųjų užbaigti vieną milžinišką darbą, tuo jūs ir pamatysit, o visi kiti darbai buvo tiesiog pajudinti. Taip pat sukurtos 2 naujos schemos ir perskaitytos 2 knygos. Tai toksai, sakyčiau, visai darbingas tas kovas, o aš kviečiu jūs eiti žiūrėti, nepamiršti manęs palaikyti, pakomentuoti, palaikinti ir gero jums pusvalanduko ar valandėlės, žiūrint, kiek čia gausis. Iki. Sveiki, vėl prabėgo savaitė ir kaip vasarį, taip ir kovo vėl man susišėtė kažką nuveikti. Tai tik tai, kad šį kartą bus priešingai negu praeitą kartą, tai jeigu praeitą kartą aš norėjau pradėti daug naujų darbų, tai kovą man šviečiasi priešingai. Žodžiu, pagalvojau, kad užteks marinuot, laikas imt ir pabaigti šitas gėles. Tai žinau, kad nemažai yra, kas nori to ir laukia, kol aš tai padarysiu. Tai galvoju, gal kovas, pavasaris ir jo pradžia yra puikia proga tą padaryti. Tai žodžiu, kažkaip dabar paėmė toksai visai siutas, paimti ir pabaigti ir užsibaigti. Tai žiūrėsim dabar, kaip atrodo statistika. Tai turiu 88%, iš viso pagal maratoną liko 4183, backstitch'o 1,5 beveik, pusinių 4000 ir pilnu apie 1,5. Tai va, tiek turim. Šiaip jau jis jau 9 metus, man matosi net, čia jau net ir purvini tie kraštai, tai aišku, čia užsidės paskui pasportas, bet šiaip jau jis yra pavargęs, 9 metus siuvinėjimas, niekaip nesulaukė savo pabaigos, tai bandysim imti ir pabaigti. Tai turbūt iki kito prisijungimo gali būti 2 variantai, arba pasirodysiu tiesiog kovo pabaigoje, tiesiog ataskaitoje, arba pabaigiau, arba nepabaigiau, arba kur nors jau tokia pervargusi numesiu ir tada jums pasirodysiu, kad, sorry, žinokit, nepaėjo. Tai žodžiu, pradedam, kovo šiandien 5, žiūrėsim, kiek mes čia užtruksim ir ar pabaigsim iš tikrųjų. Tai iki kito prisijungimo. Ką, sveiki, šiandien yra kovo 11, tai sveikinu su tokia nuostabia švente mus. Linkiu ir toliau turėti tą laisvę, ne tik mes, bet ir visi kiti. Tai tiesiog turėkim galimybę, kiekvienas pasaulio žmogus, daryti tai, ką norime, ką mėgstame, ką mylime. Taip, sakiau, kad pasirodysiu, kai pasieksiu pusiaukelę. Tai tą ir padariau, išsivinėjau 2161 kryžiuką ir pagal maratoną liko 2022 kryželiai arba dygsneliai bendrai. Tai ką aš nuveikiau, tai kaip matot, pusiniais atsirado tos, durys, sienas, čia nežinau, kas yra, bet žodžiu, viskas, kas yra ruda, atsirado. Tada užauga šitie lapeliai pilnai, čia yra pilnais kryželiais, tada biecas ir kitoje pusėje lygiai taip pat augo lapukai, čia užsipildė mėlyni pusiniai. Tai galbūt visai tikėtina, kad tikrai ir pabaigsiu, nes dar net nėra mėnesio vidurys, o man liko mažiau negu aš išsiuvinėjau. Taip, tai dabar turiu 94,56%, tai liko 5,5%, liko 33 prancūziški mazgeliai, taip, kad matytumėt, laikau rankų, tai juda. Pusinukų liko 1884, backstitch'o 822, pilnų 636. Tai pilnai pagal maratoną 2022. Tai ką, pilnais liko iš tikrųjų tik tai čia lapai visi, nes čia jūs dar visai daug matos irgi čia
jie tęsis, tai vat, iš pilnų liko čia, na, iš pusinių šitas tarpas ir čia visur bus žydri pusinukai. Iš biesų šitas lapas, šitos lapus pabaigti ir šitą gėlę visai nebėsint ir bus viskas. Tai ką, tai tikrai tikėtina, kad paimsiu aš į kovą ir pabaigsiu. Daug kas laukėt, aš laukiu ypatingai, nes 9 metai jam kaip pradėtas, tai tikrai laikas pabaigti. Tai jau dabar esu išsiuvinėjęs 35 211 ir liko 2000 visko. Tai ką, turėsiu dabar pusvalanduką dar prisėsti ir paskui jau išvažiuojam, tai bet iki kovo galo tikrai užbaigsiu. Tai gražios jums dienos ir iki kito prisijungimo. Nu ką, štai ir jis, mano didysis viso siuvinėjimo laikotarpio darbas baigtas. Tai viskas jau išskalbiau, išlyginau, iš tikrųjų koks buvo tamsus vanduo, negalėjau patikėti, nes per tos 10 metų niekart medžiagos neploviau, tai tikrai nustebino, kaip atrodė tas pats vanduo. Tai yra čia dar tokių, kur reikės palyginti, kai jau reikės įtrėminti, kol kas nežinau, kada tai bus, bet bus, tai tada dar perlyginsiu, bet šiaip viskas. Va, 100. Tikrai užbaigta, užtrukau, bet neprailgo, jau kažkaip buvo likę virš 4000 tų kryželių. Susikapiau ir dariau ilgai, parodysiu. Mato tikrai, kiek čia tų dienų gavosi, 3, 6, 8, 12 dienų, 12 kovo dienų pareikalavo pabaigti šitą darbą. Apskritai rodo man sagui, kad 66 dienas siuvinėjau, bet tikrai yra žymiai daugiau, nes kai gavau sagą, susivedžiau, tai buvo 18 000 kryželių jau tuo metu, tai iš 37, 18,5, tai va, lygiai pusė darbo buvo, kai viską susivedžiau į sagą, susivedžiau 23 metų rugsėjį. Tai va, tai dar 1,5 metų. Tai realiai to, ko nepadariau tiek, kiek išsiniau per 7 metus, paėmiau ir padariau per 1,5, tiesiog su saga. Tai va čia yra skirtumas, kai galvoti, norisi sagos, nereikia, tai va čia jums atsakymas. Su papirinė schema truko 7 metus, pusę padaryti šio darbo, likusi pusę, tiek pat kryželių visą kitą užtruko 1,5 metų jau su saga. Tai tikrai verta, nes turbūt be sagos, tai va taip dar būtų tęsiasi 7 metai. Taip, tai per kovą čia nuveikiau 4184 kryželius ir viskas. Iš viso šitam darbe buvo 37 233,5 visko. Tai kas tas viskas? 24 000 kryželių, 19 000 pusinių, 6 000 backstitcho, 33 french notai ir viskas. Tai va. Baigtas mano 10-mečio darbas. Ilgiausiai pradėtas, ilgiausiai siuvinėtas. Nors dabar galvoju, gal net ne didžiausias. Gal ir didžiausias šiaip. Sudėtingiausias tai tikrai. Nes galvoju, aš esu Dimensions ir Tigras siuvinėjus, ir kalėdinę kojinę, ir kitų darbų. Tai nežinau. Riolė, man atrodo, bučinys Riolė yra didesnis už šitą darbą, bet čia, visi šitas sudėtingesnis tiesiog iš savęs, bet viskas, jūs galite patikėti, daugiau šito darbo mėnesinėse projektuose nematysit, nes jis baigtas, aš pati dar to negaliu patikėti, tai turbūt kitą mėnesį pajausiu tai, nes, šį jau tikrai, aš jau jį čia kankinau, bet pusę mėnesio aš jį kol pabaigiau, tai dar kol kas nesijaučia, bet va, turbūt kokį va, jau gegužę, kai jau tikrai pasijaus, kad jau tikrai jau prie šito darbo nereikės grįžti. Tai štai, didysis gražuolis baigtas.
Aš manau, aš jį šiek tiek vis tiek čia paliksiu, tegul jisai bent truputį jums šviečia. Taip, tai sveiki. Taip iškart pradėjau apie tą darbą, labai norėjau pasigirti, kad jau viskas padaryta. Tai ir dabar jau galiu pasisveikinti. Tai šiandien iš tikrųjų yra kovo 29 jau vakaras. Visą dieną taip pabiškiai jau dėliausi šitam filmavimui. Pirmą kartą daug reikėjo ruoštis iš tikrųjų. Na, visų pirma, tai 3 konkurso laimėtojai laukia, tai čia reikėjo pasiruošti, viską surinkti. Tai kodėl aš taip anksti filmuoju, nes rytoj sekmadienis, tai kaip ir galėčiau dar, o 31 yra pirmadienis. Tai 31 tikrai nei siuvinėsiu, nei turėsiu galimybės, nes turiu procedūrą su narkoze, su nejautra, tai tikrai jau grįžus namo mažiausiai, ką aš norėsiu veikti, tai filmuoti. O rytoj sekmadienį irgi visokių šitų reikalų yra, tai aš tokia galvoju, rizikinga palikti paskutinį dienai, tam sekmadieniui, o jeigu aš nespėsiu, kažkas nutiks, tiesiog nespėsiu susiruošti, tada pirmadienį tikrai nenufilmuosiu, tada jau tik tai balandį išeitų filmuoti, tai tikrai užsitęstų. Tai žodžiu, aš nusprendžiau, šiandien nufilmuoju, tikiuosi, kad aš jau iki to balandžio sumontuosiu ir įkelsiu ir jūs labai laiku viską pamatysit. Taip, tai ką? Turėsiu vieną vienintelį mėnesinį darbuką, tai yra savo bangą, tai aš ją jau užlenkiau, tai kelsiu nuotrauką, kaip atrodo neužlenkta, bet tiesiog jau viskas, jau nebetilpau, man jau reikėjo vietos, tai tiesiog jau užlenkiau. Ir ką aš galiu pasakyti, žinokit, turiu neblogus rezultatus, viskas, 53%, beveik 54%, peržengiam pusę. Ir keliam toliau. Tai ką nuveikiau, žinokit, labai taip miglotai atsimenu, nes aš nuo jo kiekvieną mėnesį ir pradedu. Tai ką tiksliai dariau, tai man atrodo taip, subėsinau, čia uždariau, kas buvo likę, čia jau šiek tiek atsiranda. Ir taip daug visokių šitų purslų, baltų, kurių nesimato, bet žodžiu, pačiam rezultate, tai padariau 1600 su pusė kryželio. Per 4 prisėdimus, 4 prisėdimai buvo, pačioj pradžioj, ir kovo 5 jau buvau užbaigusi. Tai kadangi kiekvieną mėnesį primenu, kad noriu padaryti 1500, tai gavosi 1600. Tai neblogai, keliaujam į priekį. Jau į antrą pusę perkopiam. Tai jau pagal sagą mes į antrą pusę perkopiam, bet pagal sagą čia visur yra pilni, o pas mane pasinė, tai iš tikrųjų liko dar mažiau. Čia nesimato, čia irgi yra jau padarytas fonas, jis yra pusiniais, nors pagal sagą yra pilni, bet aš kaip ir minėjau, foną paprastinu. Tai tai čia tikrai labai daug neturiu ką pasakyti, eisim toliau, auginsim toliau. Manau, kad čia tavo toliau fono bangos, aš toliau ir auginsiu. Ir šitas darbas iš mėnesinių darbų pastraukė, šitas vis dar lieka. Gal čia tokios beprotybės nesugalvosiu užsiuvinėti per mėnesį, bent jau ne dabar. Tai dar tikrai draugausim, dar liko visko 12 365, tai dar daug, tikrai daug. Tai vien tik tai, pilnu, tai rašo mano atveju, tai ir pilni ir pusiniai 11 000, tai tikrai ne vieno ir ne 2 mėnesių dar darbas laukia. Taip, tai dar tada turiu pareigą pasakyti, kad jokio darbo aš nepradėjau, jokių pradėtų kovo mėnesį nėra, nes visas fokusas buvo į gėlytės, kaip supratot, o kai aš jau jas pabaigiau, tai buvo kovo 19, nes šitą darbą iki kovo 5, tada nuo kovo 5 iki kovo 19 ėjo praktiškai kiekvieną dieną man gėlytės, nes aš labai norėjau jas pabaigti, nepadaug, kiek ten gaudavosi. Ir tik tai nuo kovo 19 jau pajudėjo visi kiti darbukai, nes tokia buvo, pabaigiau gėlės, kas dabar. Tai turėjau visokių minčių apie tuos pradėtukus ir turiu, ir manau, kad balandė bus jų, bet kažkaip tas kovas buvo labai tas toks spartus pabaigti tas savo hortenzijas, kai kas vadina bijūnais, ir žodžiu, nieko aš nepradėjau. Tai visus darbus jau būsite matę anksčiau. Ir vis dar jie yra pas mane žieminiai. Kažkaip dvejopi man tie jausmai. Vienoje pusėje
iš vienos pusės atrodo, kad pavasarį saulutė, noriu pavasarinių darbų, noriu visokių spalvotų, nes aš turiu ir nemažai pradėjusių tokių, kur pavasarį pats tas, o iš kitos pusės taip gerai man einasi tie mano žeminukai, man taip gera juos judinti priekį ir juos auginti ir užbaiginėti. tai žodžiu, tai kovo mėnesį vis dėlto nugalėjo tie mano jau pradėti darbai, nepaimu nei vieno pavasarinio ir tuo pačiu nepradėjau nieko naujo. Tai kas iš jų buvo? Tai buvo mereška katė, o net siūlas dar yra pasilikęs. Taip, tai katytė. Galiu greitai dar ir užrodyti, kaip jinai atrodo. Vieną sekundėlę. Štai. Siuvinėjau šitą rinkinį. Daug metų jau siuvinėjau. Irgi manau, kad būtų gerai pabaigti, nes labai irgi daug. Na, jisai dabar jau viskas. Jau kai pabaigiau gėlytės, jisai yra mano seniausiai pradėtas darbas. Jau dabar jis yra seniausias, nežinau, kokie 5, gal 6 metai. Tikrai, tai jau nemažai. Į sagą taip pat susivedžiau 23 metų. Rugsėjai buvo tuo metu 4000 išsiuvinėti, dabar pilnai turim išsiuvinėtų 10 000. Tai vėlgi, saga daro savo, judami priekį, tai ką aš išsiuvinėjau, tai realiai viskas, kas yra šitam lange ir šitam lange. Tai tiesiog užpildinėjau langą ir lygiai taip pat irgi jau viskas jau yra pakeltas. Judami priekį, tai padariau 1008 kryželius. Taip, kaip sakant, daugiau nepadariau negu už savęs tikiuosi. Ekstra mylios nenubėgau, tai tiesiog padariau 1008 ir pasidėjau. Tai dabar turiu 34%, tai jau peržengiau trečdalio ribą. Tai irgi dar iki tol nebuvo trečdalio, dabar jau viskas. Jau yra trečdalis, jau lipam aukštyn. Tai vienas su darbu, kur, jis šiaip žiemnis iš savęs, čia net ir snaigutės matosi. Ten yra ir kalėdinis burbulas, bet kai siuvinėjai rūdą ant rūdo plotais ir langus, tai nejauti, kad tu čia labai tas kalėdas siuvinėjai, tai kažkaip man jisai patinka, fainas, tai ir judinau. Bet turbūt reikia paimti ir susidėti visus tos žieminius į skladuką, pasakyti ate iki kokio lapkričio ir viskas. Bet dar kol kas tempiu, judinu tuos savo senuosius darbus. Taip, ir dar 2, tie patys, tai Artao mergaitė, tai jis pradėtas šiemet, sausio mėnesio pradėtukas. Tai šiais metais aš pradėjau 3 darbus. 2 išsiuvinėjau ir atiteks schemos jums. Ir kitas yra šitas. Tai man su juo labai lengva. Matot, turbūt, kad pajudėjo tikrai nemažai lyginant nuo praeito karto. Tai kas pasikeitė, realiai viskas, kas yra nuo čia, tai čia nebuvo. Nebuvo šito namo, nebuvo šito medžio. Buvo šito medžio kontūrai irgi nepilni. Ir visas šita gabalas yra visiškai naujas. Tai tikrai nemažai. Mano akimis padirbėjau, o padariau 2008,5 kryželio. Tai irgi kažkaip labai užsivedžiau aš jį siuvinėti. Tai tos 2000 kryželių padariau iš tikrųjų, reiktų sakyti per 4 kartus, bet iš tikrųjų beveik per 3. Tai šiandien dar, šiandien filmuoti, tiesiog norėjau pabaigti tą namuką, tai padariau 54 kryželius. Bet jeigu tos 54 metus, tai realiai tos 2000 padariau per 3 kartus. Tai jeigu aš gėlytėse 4000 padariau per 14 dienų ar 12, tai čia pusę tiek padariau per 3 dienas. Tai iš karto jaučiuosi, ant kiek motyvacija ir ant kiek skiriasi, turbūt ir sudėtingumas, ir laisvė tą siuvinėti. Tai štai, tiek turiu. Tikrai neblogai paaugo, toj parodysiu kontekste, kaip tai atrodo viso darbo. Tai irgi čia yra rinkinys, ar to seniai aš įgausiu su dovanų iš Junonės laikų merginų per savo gimtadienį. Tai jeigu kažkas dar iš Junonės laikų mane stebi, žiūri, tai ačiū Jums, Jūsų dovana virsta darbu. Tai jisai turi būti toks. Tai viskas, nuo šito mažo beveik viską turiu, tai trūksta čia stogučio ir čia irgi stogučio.
ir už tos pusės, na ir vidurys dar medžio. Ir bus jau beveik didžioji dalis miesto pabaigta, tada liks jau tik tai šitas didysis namas ir dar medis. Bet irgi reikėtų jį jau turbūt susidėti ir pasakyti viso gero iki kitų metų, bet taip, šiaip manau, kad šitą po šito video paimsiu ir susidėsiu, nes, sakau, man buvo likę čia ant stogo pabaigti tiesiog tą spalvą, 54 kryželiai, kur rodžiu, nu ir jau taip nenoriu. Tiesiog žinau, kad noriu pabaigti, kad tiesiog siūlo pabaigčiau ir tą namą pilnai pabaigčiau, bet jau jaučiu, kad 2000 taip suvaryt per porą dienų atsivalgiau. Tai manau, kad jau reikės pasakyti jam iki bent jau pusmečiui, o beveik ir pasiekiu trečdalį. Tai kaip sausio mėnesį pradėtas darbas, tai sakyčiau labai neblogai. Tai per 3 mėnesius trečdalį darbo. Tai per pusę metų būtų ir baigtas, jeigu aš šį tai pasimčiau siuvinėti. Taip, o likęs visko 8,5 tūkstančio. Tai 4000 bekstičio, pusinių 1200, ketvirtinių nemažai ir pilnų 5500. Tai va, visko 8,5, nes ten, kaip žinot, ar ne pusinius padalina ir panašiai. Tai materialiai ir įmanoma per kokį pusmetuką paimti ir pabaigti. Bet manau, kad kartu su katyte jie keliaus atostogauti ir užleis vietą spalvotiems darbams. Tai kokie tie spalvoti darbai, tai vat, ką aš galvoju iš senų, grįžti ir judinti, ir manau, kad toks mano tikslas ir bus, tai vat, galimai balandžio mėnesį ir pamatysite pajudintą mano Riolis Geišas, Papūgas ir Lukas Svarainis. Tai va, tai tie 3 darbai, visi 3 yra pradėti. Tai Geišos pusę turiu, Papūgų 16%, o Svarainių 11%. Tai tikrai manau, kad šitos darbus reikėtų imti ir judinti. Ir dar vienas darbas, labiausiai kalėdinis iš visų, kurių matėt, bet neplanuoju pasidėti. Tai yra štai šis Mill Hill kalėdinis darbukas. Tai šitą darbą aš siuvinėju, kai turiu 10 minučių. Kartais, kai žiūrim kokį filmuką su dukra, pavyzdžiui, penktadienio, ir ne visada aš paimu, bet karts nuo karto paimu, ir tada dar vieną kartą siuvinėjau, kai dukra skaitė vakare knygą. Tai kažkaip rankos buvo laisvas, tai galvoju, paimsiu, bent 5 kryželius padarysiu, gavosi virš 100. Tai galvoju, tai gal reikėtų kiekvieną vakarą man taip jį paimti ir pabaigti. Tai va, tai aš jį noriu, jį siunėsiu net jeigu jis yra kalėdinis visus metus, nes jis yra vienintelis mano dabar toksai mažuliukas, kurį galiu paimti turint 15 minučių. Tai ir man visai neblogai sekasi. Šį mėnesį, va taip, prabėgom, padariau 863 kryžiukus, na, tą 1000 nepasiekiau, apie kurį dažnai kalbu, bet šiandien dar yra 29 diena, šiandien dar mūsų laukia filmukas, ir rytoj, va, jeigu kažkiek spėsiu, tai aš manau, kad aš būtent jį ir judinsiu, tai tikėtina, kad aš tilpsiu tą 1000, tiesiog jūs nepamatysit. Nes kiek čia beliko, 130 kryželių iki 1000, tai tikrai šiandien su filmuku manau, kad bus pasiektas tas 1000, tai tikrai, šiaip tai nebedaug liko, kryželių liko tik tai 1000, tai vat, čia visa abėcėlė bus, dabar nepasiėmiau viršelio. Aš sagoj galiu parodyti jums tą viršelį, nieko nereikia. Va, tik tai čia be bėso, neuždėjau greit bėso, tai va toks. Tai realiai liko čia raidutės skaičiukai. Nemažai tikrai bus, aišku, karoliukų, tai aš karoliukus palieku pabaigai, yra bėso ir į sagą yra netraukti šitie plotai tušti, nes žmogus pats, ką nori, tą rašo, vienai rašo inicialus, kiti rašo datą, metus. Tai jie nėra visiškai traukti į sagą, tai čia dar prisidės porą šimtų, darysiu mūsų šeimos inicialus. Ir šios metus, jeigu spėsiu. Tai va, tai dar porą šimtų prisidės, bet šiaip bendrai, tai pabiški, aš jį tikrai imsiu ir pabaigsiu. Norėčiau iki kokios vasaros užbaigti, tai tikrai, manau, greičiau. Tai va, žinokit, tik tiek.
kiek buvo pajudintų darbų, tai jų buvo pajudinta tik 5, vienas iš jų pabaigtas, tai šiaip vis tiek skaitau, kad superinis mėnesis, nes tada nuveikta daug. Na, bet turėjau vieną dovanėlę, pirkinukų nėra pas mane, bet yra dovanėlė, kurią laimėjau pas Rūtą. Tai kažkada ta dovanėlė bus jūsų dovanėlė. Tai yra štai šitie Vintage Birds, nuostabus. Tikrai, dilema, kodėl jie nėra pradėti, kad čia yra viskas, yra rankomis dažytais siūlais ir ne water lilies, ką gali nusipirkti rankdarbiuose, o realiai reikia siūstis iš Amerikos, iš 1, 2, 3 Stitch visus siūlus, tai aš įsivaizduoju, kiek aš pakločiau. Tai manau, kad tiesiog, reikia susirinkti su DMC, aš taip įsivaizduoju, ir tam tikras spalvas pasiimti, tas besikeičiančias. Turbūt povo reikėtų besikeičiančias spalvos, nes tikrai įspūdingai atrodo ir jis čia matosi, kad iš žalios į melsvą pereina. Galbūt ant kokias gėlytės, tai dar nenusprendžiu. Tiesiog reikėtų imti, susikaupti, paimti, paieškoti atitikmenų, pagalvoti, kokias šias spalvas parinkti vietoj DMC. Tai tada nusipirkti DMC pereinančius, vietoj šitų kažkas panašaus. Tai žodžiu, čia yra to darbelė, kurį reikėtų padaryti. Tai aš jau dar neprisiruošiu padaryti. Gal balandį ateis įkvėpimas ir tada dar padarysim. Tai va. Tai labai gražus, norėčiau šį pradėti balandį, galėtų būti mano gimtadienio startas. Tai va, ir balandį tikrai bus mažiau kryželių negu visada, nes Velykos, tada turim atostogų savaitę, tada, sakė, mano gimtadienį ir panašiai, tai žodžiu, visko čia bus daug, tai tikėtina, kad tų kryželių bus mažiau, bet nepergyvenu. Gerai, dabar laukia jūsų dovanas. Netgi 3 schemas pralošiu, tai 2 jos buvo iš Rūtos, kaip žinot, ar ne, aš jas laimėjau, nelaimėjau, gavau dovanų iš Rūtos ir aš visada sakau, kad jeigu tai yra dovana iš Rūtos, tai aš, kai išsiuvinėju, aš perleidžiu. Tai galėjot komentuoti po video ir dabar ištrauksim nugalėtojus. Tai pradėsim būtent nuo Rūtos schemų, tai po šiuo darbeliu prašiau komentuoti viltis ir kiek mes čia turim, 5 galinčius laimėti, tai tiesiai šviesiai įmam ir traukiam, ar ne? Gerai, tai viltį laimėjo Lina Stitching, sveikinu Lina, susirašykim ir išsiųsiu. Gal taip ir paliekam. Lina Stitching. Čia ta Lina, apie kurią aš galvoju, tai Lina, kur video? Labą dieną, kokius metus nefilmuoju. Toliau. Kitas yra braškė. Jūs galėt komentuoti kaip braškė, čia buvo 4 norintys, tai keliaujam. Inga Lekstutienė, turbūt Lekstutienė 1113, tai Inga būtinai susisiekit ir braškė keliaus pas jūs. Ir tada mano schema jūrinė mandala. Ir tada toliau pakalbėsim irgi tą mano schemą, bet iš pradžių ištraukim laimėtojai. Taip, čia tiesiog ant balto fono. Bet gal primint tiesiog, kad kas norėtų laimėti mano schemą, jūrinę mandalą. Štai taip jinai atrodo. Tai čia atsiųsiu sagą ir PDF variantą žmogui, kur ištrauksiu. Indrė Narmontienė 200. Inga, lauksiu žinutės. Mane galite rasti šituo nikneimu savo galerijos ir Instagrame, ir Facebook'e. Ir čia galite tiesiog parašyti YouTube ir atsiųsiu jums mandalą. Tai va, sveikinu. Šiandien irgi bus dovanų. Tik tai nebe Rūtos schemų, nes kol kas dar jų nėra nesu išsiuvinėjus.
bet mano schema. Tai vat, jeigu kryželiais visai čia irgi neblogai buvo padirbėta, tai ir schemą paleidau netgi 2 per šitą mėnesį. Tai noriu jas jums padovanoti. Tai pirmoji bus katė, Spy Cat. Na, sagos variantą tai tiesiog atidariau, bet įdėsiu jums nuotraukų, kaip galima siuvinėti 2 variantais. Juodam fone, tada katinuko pačio nereikia siuvinėti, arba šviesiam fone ir tada jau katinuko tą juodą spalvą siuvinėti atskirai. Tai vat, tai kas norit katinuko, tai ir parašykit, noriu katinuko, noriu katės. Tai ir kitą mėnesį ištrauksim laimėtojus. Ir dar viena schema, kurią labai džiaugiuosi ir kurią norėčiau pati išsiuvinėti ir gana greitai. Manau, kad laukia manęs šitas pradėtukas. Ojai, apsivertė. Tai yra, aš vadinu gyvybės medžiu. Tai štai toks, jisai man toks, toks apie mus, apie protėvius, apie mus, toks šiek tiek ir primityvas, kaip ir biškutį gal ir mandalą, kai kažkiek man neturiuotuvybės yra. Tai va, tai jisai toksai labai mielas, gal dabar rimtos spalvos nesimato, tai irgi nuotraukai dėsiu bendrai, kaip jisai atrodo. Tai irgi padovanosiu, tai kas norėtų jo, tai parašykit gyvybės medis. Šiek tiek užsilaginau, nes man pasirodė, kad išsikrovė mano mikrofonas, tai soriukas, buvo tokia greitas nutraukimas. O jau galvau, kad pirmą kartą padarysiu video be jokio nutraukimo, bet nepaėjo. Tai va, tai žodžiu, jeigu norite laimėti katinuką, tai ir parašykit, kad norit katinuko. Jeigu norit gyvybės medžio, prašom, rašykit, kad norit gyvybės medžio. Jeigu norit nusipirkti, tai aš jau seniai esu ne tik Etsy, bet ir elektroninė parduotuvė, tai saugalerija.com. Ten galit nusipirkti su bet kuriuo lietuvišku banku, nes yra Paysera, ar ne, kaip bet kur kitur mokant. Irgi automatiškai viskas atkeliaus jums į elektroninį paštą, bet nereikia, nežinau, ten turėti Etsy paskyros tam, kad nusipirkti. Tai va, tai tokios pas mane naujienos, bus ir dar tų naujienų, kažkaip visai sekasi kurti man tas schemas ir rodyti jum, tai labai labai noriu jūsų palaikymo, labai labai daug reiškia. Tai va, ir paskutinis žingsnis yra knygos. Tai su knygom buvo neblogai. Manau, kad per kovą spėsiu dar vieną knygą užbaigti klausyti, bet jau kadangi, kaip ir sakiau, kad čia tos kelios dienas truko, tai jau tada balandį parodysiu. Bet vieną išklausiau, vieną perskaičiau, vieną perklausiau ir vieną numečiau. Tai pradėsiu gal nuo tos, kur numečiau. Tai aš patarnavau Anglijos karaliui. Jo, tai nebaigiau skaityti. Fakit, gal aš taip padarysiu, šiek tiek patogiau mum. Pati kalta, iš tikrųjų esu su šita knyga, kodėl aš čia nepataikiau, nes aš, perskaičius pavadinimą, buvau įsitikinus, kad čia bus galbūt tikra istorija, galbūt kaip Anglijos karaliui patarnavo kažkoks liokajus, galvoju, aš mėgstu šitą tematiką, aš nesu ir Dianos knygą perskaičius ir jo sūnaus Hario, tai man patinka, bet pradėjus klausyti, buvo pratarmė, apie kur pasakoja apie šitą autorių, tai jis yra šiaip pasaulio tikrai žinomas čekų rašytojas, tai nieko čia nėra susijusi su tikra istorija, tai yra jo kūryba, bet man, realiai jau tapusi klasika, vienas žymiausių Čekijos autorių, bet, žinokit, taip nelipo, man tiesiog viskas ten buvo gašlu, tiesiog, kad taip ir pasakysiu, o jisai pats autorius pradėjo kurti tik nuo 50, tai man viskas, žinokit, tarsiesi, kad tai yra kažkokia pagyvenusio vyro fantazijos, nes viskas, ne vienas skyrius nesibaigia apie kažkokias tematiką ir aš jau galvoju, tada aš jau geriau paimsiu meilės romaną ir aš žinau, kad aš ten gausiu tam tikrą šitą tematiką, bet tai nebus pateikta rašliai kažkaip. Tai va, tai sakau, taip, neištvėriau ilgai, išklausiu gal valandą, gal pusantros ir viskas. O kita knyga buvo Maži malonumai, tai
jinai man smažavo karts nuo karto tikrai tiek Instagrame aš ją matydavau, tiek tarp visokių ten nuolaidų ir panašiai. Ir tiesiog atmatytas viršelis, tai dėl to ir pasirinkau ir žinokit, tikrai labai gerai padariau, kaip man patiko šita knyga, tikrai labai, jos ta tematika tokia šiek tiek mistinė, nes čia pagrindinė veikėja, jinai yra žurnalistė, tyria nekalto prasidėjimo atvejį ir kaip visas tas tyrimas paveikė jos gyvenimą, kaip jinai įsitraukė į kitą šeimą, su ją gyvena, tai tokia tiesiog, na ir ta pati atmosfera man labai patiko, ne tokia, sakau, šiek tiek mislėta, šiek tiek tokia nostalginė, tokia kaip ir vieniša, na žodžiu, tokių daug susipinusių įvairių tematikų, tai tiesiog nežinau, kaip būtų skaitant, bet klausant man tikrai paliko labai, labai gilų įspūdį ir aš manau, kad aš dar ilgai atsiminsiu šią knygą. Tai tiesiog rekomenduoju, jeigu ieškote kažko galbūt šiek tiek kitokio. Na ir vieną perskaičiau, tai jūs jau ją matėt prieš tai mano video, tai yra Ilonos Viesulas. Tai antroji Ilonos knyga, tai aš iš Ilonai jau ir privačiai parašiau, ant kiek aš ją džiaugiuosi, didžiuojuosi ir kokia nėra šaunuolė, ant kiek jos pirmoji knyga buvo Nuodas ir jisai buvo apie Lietuvą, apie Lietuvos kaimą, miškus ir panašiai. Čia ir iš viršelio matot, kad šiek tiek kita tematika, tai kalnai, Šveicarija, bet ką noriu pasakyti, kad apskritai ant kiek Ilona patobulėjo, išdrąsėjo, man tiesiog smagu skaityti ir lyginti netgi, ne pirmąją dalį ir čia antrąją, tai tikrai labai rekomenduoju, galim iš karto nuo antros pradėti. Taip, tai ką tik parodžiau, kad Ilona kalba apie tai, kad gal jums ir nepatiks visi sprendimai, kuriuos atlieka pagrindinė veikėja, bet kaip dažnai būna meilės romanuose, man čia manęs neerzino, kažkaip neveikia emociškai, kad galbūt tie sprendimai yra kitokie, man jie visiškai tam tikrai atrodė logiški, man labai aišku, kodėl jie buvo padaryti, tikrai yra paaiškinta tam tikrų veiksmų, tos, kaip veiksmys yra to veiksmys ar ne, kodėl tam tikri veiksmai buvo padaryti, tai tikrai, sakau, rekomenduoju, jeigu mėgstate meilės romanus, nekvailą romaną, bet taip, tai yra S raide pažymėtas, tad visko ten bus. Kaip ir minėjau, šis yra dar drąsesnis, lyginant su pirmąją dalimi, tai tiek pirmąją, tiek antrąją tikrai labai rekomenduoju. Tai va, tai galėt suprasti, kad porą paskutinių minučių įrašinėjant viršaus, nes minėjau šitiek anksčiau, kad atrodė, kad išsijungia mikrofonas, tai jis išsijungia, bet ne tada, kada aš tikėjausi. Tai jau paskutinės 2 knygas kalbu ant viršaus, tai žodžiu, ką noriu pasakyti, kovas buvo toks, koks buvo, baigtas didysis darbas, ar ne, mano Dimensions gėlės, jis toks buvo iš savęs darbingas, tai labai jo džiaugiuosi, pažiūrėsim, ką atneš balandis, galbūt bus naujų pradėtukų, to savo ir palinkėsiu, o jums palinkėsiu laiko savo, o jeigu patinka mano video, visada lauksiu jūsų komentarų, laikų, pasidalinimų, be jūsų nebūtų ir mano šitų video. Tai turbūt tiek, ačiū jums labai ir iki kito mėnesio.